Čia gal skarbių bus. Tuoj turkas išbėga, sako, ką čia lendi, blėt. O kodėl tu negali pasakyti, kiek gauni? Nu, nedaug, aš nežinau. Nedaug gaunu, ne kosmosą, tikrai ne kosmosą žmonės. Jeigu aš ją gaučiau huienai da huja, tai aš jau biškį, jau šiandien būčiau gal kitokį kontentą sukęs. Čia tiek, kiek aš gaunu, tai čia tik tai kontentų išlaidom. Vis minus. Nu dar, kas čia, ble. Nu liks kažkas, liks ir man gal užvalgyti kažką nusipirkt, bet tai šiaip tai čia dar nėra kosmosas, ble. Daugiau žiūrėtumėt, daugiau sumų, tai dar daugiau gautų. Galima pagirdyti. Galima bus pagirdyti. Ateityje. Dabar tai sakau, dabar va rytoj į Rygą, tasai šeštadienį į Rygą važiuoju, kitą savaitę kitoks kontentas bus. Vis jau man biški Vilniuje irgi, tie patys taškai jau biški atsibosta, jau norisi, pavyzdžiui, vat Kaune man pochų, prikolas buvo pabomžaut. Rygoje tai irgi turėtų bus prikolas. Jau norisi kažkokią kitą kontentą pasukti. Kažką kitą reiks pagalvoti. Aha, 50 į valandą. Tai čia, blėt, jeigu gal koks štukas žmonių žiūrėtų, gal daugiau, blėt. Ir tai, blėt, ir tai turėtų daugiau žiūrėti, kokie 2-3 tūkstančiai žmonių turėtų žiūrėti. Pas mus nėra tokio streamerio, blėt, Lietuvoje, kurį žiūrėtų, blėt, vienu metu 2-3 tūkstančiai lietuvių, Nežinau, man atrodo, tokio net nėra, blėt. Aš kiek daugiausia matęs, tai, blėt, tasai, sakau, rajono kunigas išlaikydavo, blemba, bent jau, nežinau, kitų, bet YouTube'ai mačiau, kad, blėt, pastoji pasivirštuko žiūrėdavo. Ką? Davai comeback Prime sako. Tipo, kad pastoviai kiekvieną dieną po 20 tūkstančių žmonių žiūrėtų, tipo, tiek Sokoloko? Netikiu, ble. Lietuvoje, tipo, kiekvieną dieną į po 20 štukų. Aš įsivaizduočiau, kad, ble, tipo, ten... Ai, 20 eurų? Ai. Ai, tai gali būt, kad gali tiek į kabinę. Ne, jis gavęs 20. Ne, jis gavo 20 tūkstančių už pusę mėnesį. Tai žiūrėdavo 2-5 tūkstančių. Tu nahui. Bliat. Normaliai. 20 gabalų į mėnesį, bliat. Eik tu nahui. Normaliai. Normaliai užkabinės būdavo. Čia jau 20 štukų ne juokas, bliat. Į mėnesį gauna. Už pusę mėnesio, bliat.
Aišku, pasiekmes atsidūrė pas Malinauską. Ko čia jis važinėja? Tai ką, negalėjo kitur važiuoti, ble? Blemba dar nepridavė nei karto šiandien bonkų, šiandien turbūt pati lėviausia diena, aš nežinau. Apšiai niekur nekimba. Net kai šalta buvo, geriau kybo negu dabar, blemba. Oras atrodo geras, bet gal antradienis dėl to tokie žmonės tokie, nežinau, gal šiandien nebonkių diena, ble. Visur tuščia. O vakar rinkai, jo, vakar neblogai buvo. Vakar buvo neblogai. Vakar buvo neblogai, ant vakaro kiek ten 8 ar 10 eurų surinkau per porą valandų, ble. Išlydęs. Jo, per 2 valandas vakar 8 eurų surinkau, ble. Vakar buvo visai po. O, žalio. Kur keliauju? Lemba į plovyklą pažiūrėti, į plovyklą ir po to į tokią firminę degalinę. Ten turėtų nemažai skarbių būti. Jo, 8 geras kebabas, nu. Jo. Boikėse nenuspirksi už 8 eurus. Nu, nebent Lenkuose kokiuose. Nebent kokiuose Lenkų. Nu, boba nenupis manęs. Būtų nupisus, na. Net nematė, ble. Suka. Kur gyvena, čia Jibanam skruzdėlynė. Jo, čia tai skruzdėlynas, čia blemba, atsimenu, su taksu naktį atveži žmogų, blemba, tai nėra net... Nėra net blemba. Eikit greičiau, žmonės. Nėra net kur... Nėra kur net, blėt, įvažiuoti į kiemą. Darysiu įvairių, sakau, va, važiuosiu, jaučiu su dviračiu iki Berlyno, ble. Iki Berlyno su dvirku važiuosiu. Ką dar? Tada čia va, kitą savaitę neblogas kontentas bus, gal tasai. Oi, gal Rygoj neblogas kontentas bus, nežinau, sunku pasakyti, matai. Yra labamžavimas visoje Europoje. Tai praktiškai toj Lenkijoje galima rinkti arą, Estijoje, Latvijoje. Tai čia nacionalbogai. Blemba, šiandien tai Galikovo diena. Aš moku rusų,
truputį anglų ir lietuvių. Na. Pavyzdžiui, ką man angliškai sako, suprantu, bet atsakyti truputį sunkiau. Nu ir tas pats rusų irgi. Suprantu, ką sako, bet reikia pagalvoti, kaip atsakyti. Tai pagrindinės pasaulio kalbos anglų ir rusų yra. Anglų dechatlonė gerai pavarėjai. Neatsimenu, kas ten dechatlonė buvo. Tai kad blemba, pavyzdžiui, Rygoje rusiškai gali susišnekėti. Vala šitam kurgi susišnekėjau, net Olandijai rusiškai susišnekėjau. Nes dabar daug babajų šitų turko, turkai moka rusiškai. Ei, tu kalba, tipo, ale, vengia, bet tipo kalba. Jeigu mato, kad su durniu neįmanomas išnekėti, tada kalba. Sidviečiu iki Maltos, blėt. Pirma diena, kai važiuoju iki Maltos, blėt. Blėt, ir šitoj plovykloj tuščia, nahui. Nesuprantu. Ir jie pala irgi atrodo vaikšto ir tarą renka, blėt, šitie tvaros broliai, ar ne? Ne, gal ir nerenka taros. Nes tai apšį tik savo kalbą moku grybų. Galvojau, tvaros broliai vaikšto su Maksimos mišiukai ir šiukšlių dėžių renka tarą. Tai išeisi iš darbo. Žiūrėsi dar. Neapmokamas turbūt paimti. Tai daug milijonų. Tai Gintarė, jo, va ir bus ir tokių kontentų. Bus. Ne, visiems pagrindinės pasaulio kalbos tai rusų ir anglų. Rusų ir anglų pagrindinės kalbos. Nu, blemba, čia nėra gerai. Čia nėra, nu, tipo, čia prisidur šitie pinigai, va, kontentui, dar kažką, žinai, jie gerai. Bet kad iš jų pragyventai čia, nu, matot, jeigu nebomžaučiau, būtų, tipo, sunku, bet dabar, kadangi aš bomžauju, tai vis vien kažką uždirbu, blėt. Dabar dar kikas ant kontentų užmes, nu ir tipo, ir taip gyvensi, nahu. Palei mane tai dar oho, blė. Normaliai tu čia. Bet šiandien, netuščias, čia bus džekpotas gal. Jeigu jie neišvalė kontikų, blė. Čia gal ir bus pagaliau džekpotas, na, normalus. Ai, ne, buvo jau šiandien džekpotas, jo. Vieną kartą šiandien radau džekpotą. Šiandien jau buvau radęs. Vienam konteineriu eurą kažkiek, tai ar kiek ten buvau radęs. Tai. Lukutis, sveikas Lukutis. Nu va, dabar, šiaip šiandien labai prastai.
Šiandien kažkaip prastokai. Prastokai šiandien prastokai. Taip, dar bus 2 bonkės, 3 bonkės, 4 bonkės. 4 bonkės. 4 bonkės. Einam toliau. Čia gal kažkas bus. Kas čia? Vodkas. Vodkas radau kažkoks. Nervų sistemos pusiausvyrai. Pažiūrėkit, nervų sistemos pusiausvyrai. Gyvas maistas. Bet aš pagalvojau, čia vodka, na. Damus. Toliau žiūrėt. Jo, kaip aš šitos tarbėt nepamačiau, blėt. Po kojom vartaliojasi. Tai. Kas čia? O, ir čia yra. Tai dės. O, 2 baklaškės net. Gerai. Tai dės. 3 baklaškės. Oi, tu nahui. Čia bus pinigų jaučiu. Čia bus pinigų, čia šitoj plovykloj bus pinigų, na, achujenai. Da. Zaibės, ble. Visą dieną taip tuščiai važinėjusi, ble. Čia nesibaigia pinigai, ble. Achujenai. Bet į kurvą didelės baklaškės, na. Taip štoli jau lietuviai gavo pensijų pinigus ir jau išleido nafig, kad taip mažai baklaškių. Nu šitoj plovyklai tai gerai nučiupau dabar. Pažiūrėkim. O, ir čia baklaškė. Taip, 10, 20 centų. O, 30 centų zaibys, na. Opa. Opa, chuje. Blet, kaip žiūrėkit, vienam konti kiek jam buvo. Vienam konti, o, blet, čia mega plovykla. Kiekvienam kontikė virš 40 centų. Čia yra kažkas nuostabaus. Čia yra kažkas nuostabaus. Короче, мама nustatyti jo. Blet, da 10 centų. What the fuck, iš kur jos lenda? Aš tik pakeliu šiukšles ir vis lenda. Žiūrėkit, blet, kaip maži vaikai gimsta, na. Lietuvoje taip vaikai negimsta kaip šitam konteineris karbonkės, blet. O eina nahui. Šita. Magija. Alina ant raudono. Tai. Pizda, žiūrėkit, iš karto kupakas kaip įsipūtė, na, o dar čia ne pabaiga, ble. Oi, ble, čia nepargribau, na. Ir čia dar yra. Pizda. O sakiau, šitai jau... mano baklaškės iškrito, ble. Pagaliau, biški. Nes širdžiai geriau, ble. Galvoju, čia nieko neuždirbti, nahui. Bet gaila pagrindė didelės skarbės. Gaila, bet vis geriau, ble, skarbė, jeigu be skarbės būtų. Žiūrėkit, va vėl 2 skarbės. 3 skarbės. Pizdėt. Pagaliau kažkas tai ateina į mano gyvenimą. Naujas viltis, pramogos. Šiandien mėgosi Kempinski turbūt, ble. Zaibys, pagaliau, na. Oi, dabar tai pagyvensim, jo. Ble, dar 10 centų. Dar 10 centų. Pizdėt. Jebать.
Dievas man nusišypsoja. Dievas man nusišypsoja. Matot, sakau, kas stengiasi, tas uždirba. Kas stengiasi, tas uždirba. Va. Pagaliau apdovanoja mane pinigų. Krūva, na, pagaliau. Jo, išeis kebabiokas. Jau šiandien išeis kebabiokas. Dar po to jiems nuvarysim jaučiu. Pizda, ir čia bonkai yra. Depozitas ar ne? Depozitas, žiūrėk, 10. Čia 20. Jau, blėt, nebetelpa man 30, nebetilpsi, aš jau manau. Tiek daug taros. Blėt. Šuka. Jau man nebetils tiek daug taros į tašę, blėt. Pizda, jo.